Tai jūs galite papasakot, ką čia rodo šitas ekranas. Tai dabar vyksta automatinė misija. Šiuo metu dronas atlieka purškimo misiją ir matom realiu laiku, koks yra aukštis, koks greitis ir padaryta progresą lauke. Tai matom, kad jam dar liko apie pusę darbo. Darbas vyksta autonomiškai, jau pilotas tik tai stebi parametrus. Jūs esate UAB Agrodronas aplinkoje, mūsų kolektyve. Įmonė įsikūrė prieš 4 metus. Galima sakyti, mes dar dabar kol kas esam startupo stadijoje, bet dar 2 metus prieš mes tas technologijas bandėmės, eksperimentus atlikinėjom su universitetais, su mokslininkais. Dronas maždaug toks kaip atrodo, jisai tuščias yra be papildomos įrangos, sveria apie 20 kg. Su papildoma įranga, su viskuo jisai apie 45 kg sveria. Pagrindiniai klientai, sakyčiau, tai yra žemės ūkio sektorius, miškininkystės sektorius ir žuvivaisos sektorius. Tai čia, sakyčiau, tie top. Drono iš tikrųjų kaina, agrodrono, jeigu kaina taip kalbėti, tam skirtom funkcijom, prasideda kaina nuo kažkur nuo 18 000, kaip pavyzdys tas iš mažesnių, ir baigėsi 332 000. Aišku, plus PVM, tai versle matyta. Tai kūrėme tas technologijas, adaptuojame jas pagal poreikį. Tai vienas iš projektų, vietoj priešais jūs iš tikrųjų yra 100% lietuviškas dronas. Tai agrodroniukas ar? Ne, čia yra dronas nešėjas, universali platforma, iš tikrųjų. Automatiškai turi nešti jiems naudą, kokią gauna jie, tada automatiškai supažinti su pačia technologija. Technologija yra sąlyginai sudėtinga, tai užtrunka ilgą laikotarpį. Su Kauno rajono savivaldybė tai pavyko iš pirmo karto. Jie patys iš tikrųjų inicijavo tą dalyką ir mane tai labai nustebino, kad tokia inovatyviai yra savivalda. Mes esame sukūrę ekosistemą, ne tik kad parduodame, atliekame servisą, bet kas svarbiausia, tai atliekam mokymus ir sutvarkom visą dokumentaciją, ta, kuri reikalinga iš tikrųjų, kad viskas teisingai būtų vykdoma. Tai mes su ta transporto kompetencijų agentūra iš tikrųjų ir pradėjom tą visą ekosistemos kūrimą, teisinę bazę, kad galim būtų legaliai skaityti šitos kategorijos dronų.